Nusipirkite žmogų, nusipirkite ir atgavinkite žmogų. Nusipirkite, atgavinkite žmogų. Kas čia? Čia tikrai suveiks. Vaikė, kuom tu užsiemi? Kiek kainuoja? 100 auksinių. O už 10 parduosi? Ne. Gerai, tuoj, palauk. Labai sunkiai reikėjo tas dėžės nešiot padėtam statybininkui. Va 10. Gėlė. Ačiū. Viso. Sidėsiu gėlę, kad nepamest. Reikia rasti Emą. Ema! Ne, tikrai man taip neatšauks. Taigi jinai mirusi. Ką čia klaidžiai? Kur jinai galėjo būti? Jinai nemanau, kad nuėjo pusę kelio, nes kelias gana ilgokas. Aš manau, jinai kažkur netoli, nes praėjo gal kokios 5 minutės, kai jinai suklikė. Jinai palei viską turėtų būti logiškai už 5 kilometrų. Gerai, einame. Aš tikrai jos neberasiu. Kam aš dirbau tiek ilgai? Ema? Ką? Ema, ar čia tu? Jo. Kaip tu čia? Taigi tu mirėjai? Aš nemiriau. Tai kas ten klykia pievoje? Aš nežinau, gal kažkas turi tokį patį balsą kaip aš. Bet tu praeitą kartą buvai apsirengusi kitaip, ar aš nepamenu? Ne, aš buvau apsirengus taip pat, tu gal nepameni. Ai, aš net, žinok, aš taip pasilgau tavęs ir aš taip pasilgau... Jo, gal einam. Ar jūs esate ponas Margis? Mano senelis buvo ponas Margis ir jisai mirė prieš kokius 10 metų. Gal žinote ir ar jums papasakojo senelis, kas mūsų laukia? Tai viskas, ką man pasakė senelis, tai mūsų laukia dar kažkas ant daug blogesnio. Gerai, ačiū. Tėja, Ką? aš tau turiu kai ką pasakyti. Na, šauk, ką tu nori. Tai aš nežinau, kas ta tavo Ema yra. Aš nesu Ema. Mano vardas Amadėja. Kaip tu ne, Ema? Tu visiškai kaip jinai. Tokie patys rūbai, tokia pati šukuosina. Galų gale toks pat veidas. Gerai, galų gale aš Emos niekada neberasiu. Jinai tiesiog yra mano atmintyje. Bet supranti, kadangi aš radau naują draugę, tave, mes turime išgyventi. Nes kažkas čia ne to. Nori parodysiu savo senąją mokyklą, kur aš mokinaus ir ėjau kiekvieną dieną su Ema? Jo, gerai. Na, tada eik paskui mane. Pagaliau baigėsi. Ačiū Dievui. Kas dabar įvyks? Aš neįsivaizduoju.